Sveiki, mėlyjeji. Pašnekėsim šį kartą apie draugus. Pašnekėkim apie draugus. Žmonės renkasi pagal savo įvairius poreikius. Ir daugiausiai kenčia. Kenčia dėl to, kad idealizuoja draugus, priskiria jiem per daug tų savybių, kurių norėtų, kurių jiem reikia, kurių jiem trūksta. Aš nekalbu apie gyvenimo partnerius, santuoką, aš kalbu apie draugus. Mėlieji draugai tai yra svarbi žmonių gyvenimo dalis, pažįstami. Šiaip tai bioenergetikoje nereikėtų, patarimai yra, kad nereikėtų daug turėti draugų. Šeimos draugų gal ten porą šeimų, kuries normaliai smagiai bendrautumėt. Ir yra draugų sukeltos daug paskui psichologinių problemų. Tikrai žmonės kenčia ir ašaros, ir depresijos, ir išdavystės, ir visa kita. Ir aš norėčiau, kad jūs atidžiai manęs paklausytumėt ir suprastumėt, kad yra draugai klasifikuojami, skirstomi pagal kategorijas. Aš net, kad nesiblaškyčiau, susirašiau. Ir draugas tai yra kažkas tai tokio, kaip rasti draugą. Klasifikuoti reikia taip. Viena iš tokių, iš pradžių pradėsim, nuo jaunystės jūsų. Tai liks tam tikra kategorija nostalgiškų draugų. Kažkada jūsų sutikti žmonės, kažkada bendravę, kažkada kartu mokinotės, kiemų draugai, gatvės draugai, mokyklos studijų draugai. Tai yra viena kategorija. Su jais susitikę jūs kalbat apie tą nostalgiją, apie jaunystę arba apie praeitus nuotykius, kur kas kažką tai mokytojai ten padarė, pakišo ten ir visokie panašus dalykai. Ir tai gražu. Su šitais draugais jokių būdų negalima pradėti jokių kitokių santykių. Tai yra tik nostalgiški draugai, retai, kad jie būna po to šeimos draugai. Su jais pašnekat, mielai pabendraujat ir atsisveikinat. Su šita kategorija draugų nereikėtų turėti jokių reikalų finansinių, paskolų, biznių ir visa kita. Prarasit. Jokių būdų su šitais draugais neriškit, jeigu jis gražiai su jums šneka, gražius prisiminimai, tegul jie ir lieka. Nesusigadinkit šitų santykių. Antra kategorija – šeimos draugai. Jūs jau turit šeimą, jūs jau turit partnerį gyvenimo, sutuoktinį ir jums atsiranda šeimos draugai, kur draugauja jūsų vaikai, kartu vaikus auginat, kartu važiuojat galbūt atostogauti į kurortus kažkur keliaujat, kažkur į gamtas, kažkur tai švenčiat gimtadienius vaikų savo, ten visa kita. Taip pat yra šita kategorija nesurišta su kitais visais dalykais. Jokių būdų su finansiniais, jokių būdų su paskolom, skolinimaisi, kažkokiu verslu ir viską. Šitų draugų neįtraukit, prarasit. Jokių būdų. Tai yra labai rimtos taisyklės, mėlyjeji. Tai labai rimtos dalykai. Jie tegu ir lieka tokie šeimos draugai. Gražiai, jeigu ten tie jūsų draugai kažką bandys ten su jum, į šitos sferos kažką bandys su jumis, norės kažką tai gražiai išsisukit, mandagiai ir neįsileiskit, nes prarasit. Ir taip jau čia tiesiog nereikia to.
tikrai, mėlyjei, nereikia. Trečia kategorija būtent ir yra va tie draugai, kurie netiks jum, neturi ten kažkokių, jūs susipažinot, visą kitą, tai jau verslo partneriai, draugai, draugai galbūt galima pavadinti irgi draugais, tai kurie jiem neįdomu jūsų ten šeimos šventės, kelionės, atostogavimai ir ne viskas, bet jūs turit keletą, gal 2-3 tik tai tokius, kur jam reiks, jūs padėsit finansiškai, jum reikės, jie padės. Tiesiog va tokie išlieka tikrai tik tai finansiniai ir kažkokie paramos, pagalbos ir visa kita. Jie turi savo ratą ir praeities, ir šeimos aplinkos ir visa kita, ir jie jau neįsileis. Labai gerai, jeigu yra pas jūs šitą kategoriją draugų. Tai čia su šitais galima tikrai tvarkyti šitos visus reikalus. Ketvirta kategorija būtų hobių draugai. Jūs turit hobį kažkokiam slidinėjimui, sportui, kažkokiam tai rinkti ten monetas, pašto ženklus ar kažką tai kitą. Ir tie draugai tą daro, ir jie renka, ir jūs su jais bendrauja, tai yra grinai, jie niekad nemaišykit kategorijų, griežtai, nemaišykit kategorijų. Šitie draugai negali būti šeimos draugai, jie negali būti jūsų kažkokie tai ten biznio partneriai, negali būti kažkokių skolinimuose ar kažko naudingi žmonės. Tai yra tik tai hobis. Yra kažkokie, jūs kartu žaidžiat golfą, nueinat pažaisti krepšinį laisvalaikiu ar ten kitą sporto šaką, ar paslidinėti ar dar kažką. Ir viskas. Jeigu jūs to hobio pradėsit atsisakyti, nebenorėsit, šitą kategoriją iš jūsų gyvenimo dings. Jūs nesidomit tuo, ko jie domisi, ir jūs tampat jam neįdomus. Viskas. Šitą kategoriją tik tai šitam. Dabar 5 kategorija. Kur patys blogiausi draugai. Patys blogiausi draugai, kartais jie įsipaišo lyg į šeimos draugus. Bet galima su jais bendrauti, šitą kategoriją iš vis, jeigu jūs tik tai ją identifikuosit, eliminuokit iš savo gyvenimo, iš savo ratų. Suprantat, jie linksmuoliai, jie fainuoliai, su jais smagu kartu tenais kažką tai veikti, atostogauti, galbūt švęsti viską. Jie tūsus tuos vadinamus mėgsta, visokius ten restoranus, kavinės, visur va jiem reikia, jie įdomus ir gerai. Ir jeigu tik jum atsitiks nelaimė, jeigu jūs kažką tai, tiesiog įvyks kažkas tokio, kur jum bus jūsų autoritetas, jūsų ten, daleiskim, kažką tai padarėt klaidą kažkur ir pas jūs vyksta kažkoks teisminis tyrimas, prokuratūra susidomėjo, ar kažkas tai tokio, arba ten neteko darbo, ar ką, ir negali tuose jų tūsuose ir pramogose dalyvauti, tada viskas, jie nuo jūsų nusišalina. Jie toliau linksmai su kitais savo pažįstamų ratų švenčia, jie toliau ten linksminasi ir kad jums labai blogai, jiems tikri draugai, tikrai parems morališkai, dvasiškai, nefinansiškai. Finansus atskirkit, mėlieji, nuo šitų visų dalykų. Finansus kiekvienas turėkit savo. Jūsų draugai pažįstami savo turėkit, o jūs turėkit savo. Ką jūs uždirbat, jūsų, ką neuždirba, viskas. Čia visai kitas sritis, kur apie ją pakalbėjau. Ir šitie draugai jūs išduos, parduos ir dėl geresnių
ir viską. Šitie patys pavojingiausi žmonės jūsų gyvenime. Jūs pastebėkit, jeigu jum ar susirgot, ar jum ten kažką, viskas, tapot neįdomus, nes jų linksmybėse jūs nebedalyvaujat. Viskas. Jie tuoj randa kitų, jie tuoj su kitais bendrauja, prasideda pas mane, vat, yra žmonės, kurie sako, va, aš matau ten Facebook'e visur, ten jie visur važinėja, linksminasi, o aš visai nerūpiu, kad nors ką pažiūrėtų, kad nors užuojauta, kad aš ligoninė, kad mano operaciją daryt ar ką. Jiem neįdomus tampat. Tai va, čia tokie jau netikri draugai. Ir yra 6. kategorija draugų, kurie irgi, žinokit, neįsipaišys nei vieną kitą kategoriją. Nei vieną neįsipaišys ir galbūt jūs juos labai retai sutiksit. Jie uždari, jie tokie intravertai daugiausiai šitie būna žmonės, tokie, kur vienišiai, jiem nėra didelio poreikio bendrauti, nėra didelio poreikio turėti ten draugų. Jiem tas trukdo, jie nenori, bet jie labai dvasingi žmonės, jie tokie sielos žmonės ir jiem galima pasitart su jais, pasiguost, jie supras, jie užjaus, bet jie tikrai neis su jum ten, nevažinės atostogauti, nebaliavos jūsų ten šventėse ir į jūsų biznius ir taip pat niekur jie protingi, jie dažniausiai labai aukšto intelekto ir jeigu turit nors vieną ar du šitokius draugus, tai yra fantastiškas likimų dovana. Tai aš daug kam esu būtent šitą 6. kategoriją, kur aš nežinau tas žmogus, iš kur jisai atvažiavo pas mane, nežinome, kas jisai, kartais skambina man ir išsipasakoja visą gyvenimą. Ir aš turiu intuiciją, aš turiu tą tokią labai stiprią, aš tiesiog, nežinau, pajuntu, ką tam žmogui reikia daryti. Pajuntu, kur jo kelias, kur jį pristabdyti, kur jį pastumti. Bandau tą savo realizuoti ir per tarų kortas ir viską tas, kiekviename slypi milžiniškas potencialas ir reikia tik tai jį aktyvinti. Kiekviename jūsų yra ar vienos ar kitos krypties potencialas. Ir aš ne tik bioenergetikė esu, aš bioenergetinis donoras ir jaučiu tą žmogaus dvasią, sielą ir tai va, jeigu randa tokių žmonių savo tarpe, savo aplinkoj, savo ką, nepriskirkit jam visų kitų savybių, mylėjai. Va čia didžiausia kaltė. Norit, kad būtų ta 6 viename, mylėjai. Jeigu tai šeimos draugai, jūs ten pradėsit žliumbti, skūstis ir dejuoti, jiem atsibosit, jiem tapsit įkyrūs ir grasūs ir savo, kiekviena šeima turi savo problemas, jūs galite susitikti įdomiai laiką praleisti. O savo išsidėjavimus, jeigu norėsit pasakyti, ir finansinės problemas jam krausit ir visa kita, tai jau bus labai blogai. Atskirkit šitas kategorijas, susiskirstykit, tada mažiau turėsit pergyvenimų, ašarų, išdavysčių ir viso kitų. Čia labai rimti dalykai ir tiesiog manau, kad mane žiūri ne šiaip jau žmonės, kurie riboti ir viską. Manau, kad žiūri gana aukšto intelekto žmonės, kurie suvoks, ką aš jums dabar patariau. Ir jeigu jūs susitvarkysit šitą savo gyvenimo sferą, jums taps gyvenimas labai ramus, labai aiškus ir viskas pastatyta į savo vietas. Viskas sustatyta ant savo lentynėlės. Va taip, mėlieji. Čia duos daug jums dvasinį tokių ramybės, moralinės ir apsaugos nuo ateities tų idealizacijų tam draugui, va, jisai ten išdavė, jis ten pardavė, jis ten pas kitus jau nubėgo, su manim nebendrauja, nuo šito būsit apsaugoti. Tai va, žinosit, kaip su kuo bendrauti ir atskirkit. Kiekvienas žmogus gali tik tai tą duoti, ką jis gali jums duoti. Jis negali jums duoti visko, ko jums reikia. Tai taip, kad turėkit savo aplinkoj tam tikrą sferą, tam tikrus susiskirstę
žmonės į savo kategorijas ir va su šituo galiu atostogauti, su šituo tą, na, va taip ir jeigu jūs supratot mane, tai labai džiaugsiuosi. Dėkui už laikus, dėkui už prenumeratas, mėlėjai. Labai mielai su jums bendrauju, labai mielai dalinuosi ir linkiu tikrai, kad kuo daugiau žmonių būtų laimingų šioje žemėje. Myliu jūs visus, linkiu būti sveikiem ir laimingiem.